Kągi, atrodo, esame live ir iš karto, jo, esame live, tai taip jau gaunasi, kad Lietuvos laiku aš visada išeinu vėlai į eterį, nes Majamėje pas mus tik tai aš užbaigiau visus, sakykime, reikalus su Lietuva, dar pavalgom, dar kažką ir Majamė pas mus yra tik tai 4, 5, sakykime, būna, o reiškia, Lietuvoje jau būna vėlų. Bet žmonės gali peržiūrėti vėliau, mes įkeliame į YouTube kanalą Namų brokeriai, parodysiu aš jums YouTube kanalą ir jūs galėsite pažiūrėti, galėsite vėliau pažiūrėti šitos įrašus. Nu kągi, ir vėl tema apie Skirmantą Malinauską, tik tai šį kartą dar dasideda ir LNK. Tai aš iš karto įjungsiu, kai kas matėt, kai kas dar nematėt, tai aš pats pakomentuosiu, kas čia vyksta, kad suprastumėt, kodėl Skirmantas Malinauskas meluoja, kodėl jisai yra galimai nusikaltėlis ir jo žmona taip pat yra nusikaltėlė, kiek baudžiamų bylų planuojama iškelti Skirmantui Malinauskui ir Skirmantas Malinauskas yra žudikas, mano akimis žiūrint, tai žmogus, kuris galimai nužudė tūkstančius žmonių. Štai kodėl matomai jisai vartoja alkoholį ir, kaip kolegos sako, yra oficialiai visiems žinomas alkoholikas, ar ne? Bet šitą veikėją jis atseit demaskuoja melą, tiesa yra svarbu, jeigu kas nežino, tuoj parodysim šitą veikėją. Tai, žodžiu, bet būtinai norėsite daugiau informacijos, tai būtinai reiškia, prenumeruokit Namų brokeriai YouTube kanalą arba Darius Overlingas YouTube kanalą ir šitą veikėją mes jau padengsime vis dažniau ir dažniau ir aišku, eisime iki galo, kol bus pasiektas tas geidžiamas rezultatas. Šitas žmogus, Skirmantas Malinauskas, turi būti izoliuotas. Čia šitas žmogus, jisai turi būti izoliuotas ir dėsime maksimum pastangų, kad per kažkokį laiką tai mums ir pavyktų, ar ne? Dabar, reiškia, o norit pažiūrėti, kas nori daugiau informacijos, aišku, kas parduodat nekilnojamo turtą, tai yra grojaraščiai, aišku, nei LNK, nei tą jums niekada to neparodys, nes jie tik tai iškreipia tiesą ir meluoja. Bet va, apie Skirmantą Malinauską visą grojaraštį jau sukūrėm, yra klientų atsiliepimai. Čia Skirmantas Malinauskas meluoja, kad mes ar apgaudinėjom ar kažką, tai va, eikite, yra nufilmuoti klientai, kurių turtas buvo parduotas ir čia ne vienas ir ne 2 klientai, skirtingi miestai, skirtingų amžių, skirtingos turto kainos. Klientai pasakoja, kokia buvo paslauga, kaip buvo suteikta ir ar tikrai buvo koks nors sukčiavimas, taip toliau. Bet dabar žiūrėkite, ką daro LNK. Jeigu kas nematėte, tai tuo aš pragrosiu jums, tuoj nuimsiu aš tą jo užrašą apie jo nusikaltėlišką veiklą ir žmoną, galimai nusikaltėlę, tai žodžiu jau papuola ir jo žmona į akiratį, ar ne? Tai žiūrime, ką LNK. Kol kas aš be komentarų praklausysime visą įrašą. Turėtų būti gana linksma, nes matot, jie daro parodiją tokią iš manęs, reiškiasi, pabando tokias, įdomiai ateit pateikti. Tai paklausom, ką LNK vakar apie mane ir dar kitą brokerį, kuris pas mane anksčiau dirbo, ką vakar jie parodė. Aš dėl visko patikrinsiu, nesu tikras, kad yra perduodamas garsas. Aš tuoj patikrinsiu, ar yra perduodamas garsas ar ne. Nes aš nesu tikras. Tuoj patikrinsiu. Jo, gerai, kad sugalvojo patikrinti, nes nebuvo įjungtas garsas, tuoj tada mes. Gerai, vadinasi, o dabar, kai dalinsimės ekranu, mes pasidalinsime ir audio.
Va. Dabar turėtumėt girdėti garsą. Ar ne? Pradedam nuo pradžių. Kuomet žmonės... Taip. Gerai, vadinasi. O dabar, kai dalinsimės ekranu, mes... turi pinigų, tai visuomet atsiranda, kas jų gyvena. Mes... turi pinigų, tai visuomet atsiranda, kas jų gyvena. Mes... turi pinigų, tai visuomet atsiranda, kas jų gyvena. Mes... turi pinigų, tai visuomet atsiranda, kas jų gyvena. Ok, vadinasi, dabar jau girdėsit. Gerai, žiūrim, ką LNK sukūrė apie mane. Ir toj paaiškinsiu, kodėl LNK ir kitas šūdasklaidos tos vadinamos įstaigos, kodėl jos taip daro. Čia yra ilga istorija, 10 metų. Kuomet žmonės turi pinigų, tai visuomet atsiranda, kas jų gviešiasi. YouTuberis Skirmantas Malinauskas demaskavo schemą, kaip pinigus iš lietuvių gręžia Amerikoje gyvenantis lietuvis Darius Overlingas. Ir milijoną prenumeratorių, žiūrėkit man į akis visi lochai. Jis nuotoliniu būdu moko žmonės, kaip tapti nekilnojamo turto pardavinėjimo magnatais. Kas nori dirbti šitai brangiai? Gyventi, kaip aš gyvenu. Kam įgit pamokysiu? Startui reikia turėti 10 000. Apmokymai iš viso kainuoja 20 000. Reikalingos gerai atrodančios merginos su brangiais automobiliais. Nupirkti netgi šalies prezidentą, jūs manot sudėtinga? Tikrai nesudėtinga. Nuo jo nukentėjo aibė žmonių įvairiausiais būdais, uždirbus pinigus už 5 000 eurų, iš jo kursus perka tiesiog eiliniai žmonės, kurie turbūt su nekilnojamo turtu iki tol nieko bendro neturėjo, ir jiem yra pasiūlomos schemos, kurios etiškai dirbančių brokerių yra nenaudojamos iš viso. Ir tai sakau ne aš, tai sako Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba ir teismai. Skirmantas teigia, kad demaskavo juodąjį brokerių tinklą, o Overlingo mokiniai neva siaučia ir Lietuvoje. Jeigu norite čia ir dabar imti ir gauti brokerio mokymus ir jau mėnesio bėgyje turėti vieną kitą pardavimą, tai tada susimokėkit 2000 ir taip ir bus. Atgausite savo rankomis tos pinigus tikrai žymiai greičiau, negu jums atrodo. Adas Užkuraitis pats pradėjo savo nekilnojamo turto brokerio karjerą nuo Overlingo, iš jo mokėsi, perėmė tos pačius metodus. Skirmantas tyrė kelių nekilnojamo turto agentais prisistatančių veikėjų metodus ir atkapstė, kad jie žmonės išdurinėja, lupa pinigus už nieką. Bendrabučio kambarį. Va. Einam parodysiu. Žmogus net nesupranta, į ką jis įvelėsi, jisai galvoja, jeigu man garantuoja tą pardavimą, aš sutartį pasirašau. Ir tada paaiškėja, tai pirmiausia, dėl ko buvo teismo priimtas sprendimas, kad žmogus, pavyzdžiui, įsipareigoja sumokėti 6% komisinių, tačiau net jeigu objektas bus per metus neparduotas, jisai vis tiek turės sumokėti 3% komisinių. Nekilnojamo turto kaina didžiulė, įsivaizduokite, kokios tai sumos bendrai sąžiningai dirbdamas nekilnojamo turto brokeris Lietuvoje uždirba nuo 2 iki 4% komisinių. Šitie veikėjai gali tos pinigus pasiimti praktiškai nieko nedarydami. Po Skirmanto Malinausko video į Kakadu laidą paskambino Adas Užkuraitis. Jis jaučiasi apšmeižtas. Malinauskas atseit išprievartavo jo garbę ir orumą. Buvo 2 vietos, kur man nepatiko. Tai viena buvo, kad jisai taip pritempė, kad pagrindiniai visi pelnai yra daromi iš žmonių apgaudinėjimo, kad aš būtent naudoju kažkokios tai manipulacijos priemonės arba nelegalias sutartis, kurios yra vartotojų teisių ten, kaip sakant, paneigtos. O šiaip tai yra žmogus, kuris, celofano draugas. Ir ką jūs galite padaryti šitoje vietoje? Jeigu šalia, ir ką? Suverenas ir taip toliau. Tai yra žmogus su labai keista pasaulėvoka ir labai keistų sąžiningumo jausmu. Jei norėsit savo turtą parduoti per Adą, tai Adas atseit jokių rekordinių komisinių ten nelups. Jis taip nedaro. Negražu, neetiška. Kuomet žmonės turi pinigų, tai visuomet atsiranda, kas jų kaip. Va, iš 2 pusių gatvė eina čia ir čia. Ne, aš nedirbu su tom sutartim, tame ir yra skirtumas. Teko atsisakyti tų sutarčių, kuriuos jisai daro, nes buvo vartotojų teisių paskelbtos ir negeromis, kaip sakant, ir vartotojai
skūsdavosi. Valstybinės Lietuvos institucijos nustatė ir paskelbė, kad brokeriai iš žmonių negali lupti pinigų už nieką, o Adas Užkuraitis jokio turto pats visai nebepardavinėja. Dabar jis brokerių mokytojas, kurio mokymai kainuoja 2000 eurų. Taigi, ko galite išmokti pas šį instruktorių? Nuo pradžių pradėjau. Pirmas etapas yra plakatų kabinimas, visa kita. Mokot kaip kabinti plakatą, tai pasiėmė lipalo ir ant skelbimo lentų kabini į daugiabučius. Sugaiši keletą metų, kol galiausiai nušlifuosi vieną, kur vietoj to, kad 20-50 plakatų uždėtum, tu vieną raktinį vietoje įdėsi plakatą ir jis tau tą patį efektą. Tai gerai, dabar už tos 2000 ką mokot? Kaip rasti klientų, ar ne? Kitas, kaip pasirašinėti sutartis, ką galima daryti, ko negalima daryti, kas yra prieš įstatymą, kas yra ne prieš įstatymą. Taip pat liepiama skaitytis būtent įstatymai, kurie yra apie nekilnojamą turtą. Mes liepiame savo kolegoms pasiskaityti, kad nepažeidinėti įstatymų. Už 2000 eurų Ado mokiniai gauna ir diplomą, kuris kažkur kažkaip gal ir galioja. Įmonės sukurtą dokumentą galime išduoti, kur jisai baigė tokio kurso mokymą. Ar jisai galioja kur nors? Nu, atsiprašau, kad klausiu, nes man įdomu. Galioja ten, kur žmonės, kurie pripažįsta. Aš tik noriu pasakyti, kad pats Adas Užkuraitis daug kartų viešai mano epizode tai yra įdėta, šneka, žiūrėkite, jis tai vadina žmonės nukentėjusius, jis vadina žvygiančiomis kiaulėmis ir sako, žiūrėkite, šitos kiaulės žviegia, nes aš labai gerai pardavinėju. Tai aišku, nėra dideli pinigai, bet tiem žmonėm tai yra kosmosas, jiem pusė metų darbas yra. Jie išprotėja tiesiog, kaip kiaulės žviegdami laksto aplinkui. Aišku, jeigu jūsų komisiniai yra normalūs, o ne kokie ten šiukšlini 1% ar ten 500 eurų. Tai keiskit profesiją ar ką, mašinas perpardavinėkit geriau. Jeigu 500 eurų komisiniai yra. Elektrikas, savamokslis, kompiuterių meistras, brokeris ir brokerių instruktorius Adas reikalauja Skirmanto atsiprašymo ir nori būti išbrauktas iš juodųjų brokerių sąrašo. Tai Malinauskas, žodžiu, užtektų, kad atsiprašytų ir viskas. Taip, aš prieš jį kaip ir nieko neturiu. Tai kad neliktų jokių abejonių, tai taip būtent konkrečiai Adą Užkuraitį šalia Dariaus Overlingo aš vardinau kaip juodąjį brokerį, kaip asmenį, nuo kurio gali nukentėti kiti ir aš visiems siūlau būti labai atsargiems. Žmonės, visuomet skaitykite sutartis ir nedėliokit savo parašų ant kiekvieno popiergalio. Saugokite savo turtą ir savo pinigus. Nu kągi. Žmonės turi pinigų. Kągi, nežinau, ar aš komentuosiu dabar tą video, čia gal atskirai mes padarysime, bet dabar paaiškinsiu, nuo ko viskas prasidėjo. Ar ne? Ir aš parodysiu, dar va Malinauskas prieš tai, visi būtai sukčių kontorai rašęs, ar ne? Dar parodysiu, kaip jisai su Skirmantas ir Ugnius Kiguolis, kaip jie susirėmė buvo laidoj. Ir progrosime, kodėl aš manau, kad Skirmantas Malinauskas nužudė daug žmonių. Tai dabar, gal sustabdysiu aš dabar ekraną ir paaiškinsiu, nuo ko ir kaip čia viskas prasidėjo. Nes žmonės turi žinoti tiesą, ne? Malinauskas sako, tiesa yra svarbu. Tai dabar aiškinsimės tiesą apie Skirmantą Malinauską ir kas čia nutiko. Dabar visų pirma, kas nutiko dar anksčiau. Matot, apie skiepų žalą taip jau gavos, kadangi studijavau ir buvau geriausias mokykloje šitoj srity, virusus ir tos visus kitus dalykus. Aš, kad paaiškinti, ką aš studijavau veterinariją, bet būtent veterinarijai studijuoja tas virusus, tas ligas plintančias ir taip toliau, nes per gyvulius, per beždžiones plinta, ne? Yra net posakis, kad gydytojas gydo žmogų, veterinarai gydo žmonė. Nežinau, ar jūs mane gerai matot, gal įjungsiu šviesą, nes šviesa sklinda iš lauko, tai galbūt nelabai gerai matosi. Žodžiu, aš prieš kokį 10 metų, gal jau seniau, prieš 12 turbūt įrašiau video įrašus, nes pas mane dirbo daug moterų, kurios turėjo mažamečius vaikus su marketingu. Įrašiau video įrašus apie skiepų žalą. Ir turbūt čia, matot, farmacija ir valstybės nupirkti, sakykime, tie valdininkai, ar ne, jie kalba kitaip, bet žmonės, kurie išmano tos dalykus, žino, kad tie skiepai yra tiesiog melas, tai vaikų žalojimas sveikatos, jokio imuniteto ten nesukuria, priešingai, jeigu pastudijuosit, toks paprastas patarimas, susiraskite 10 šeimų, 10 vaikų, kurie nėra skiepyti, ar ne, kaip ir mano sūnus,
geriausias pasaulyje šachmatistas, nie karto iki 11 metų nesirgo. Tai va, ir nė vieno skiepo negavęs, ne? Ir pamatysit bendrų dėsningumų. Neskiepyti vaikai yra aukšto intelekto, neskiepyti vaikai beveik niekada neserga, neturi jokių alergijų ir taip toliau. Skiepyti vaikai tuo tarpu, sveiko vaiko nerasi, arba alergijos, arba niežai, arba dar kažko, arba įvairūs defektai, protinis vystymas silpnesnis, ar ne. Ir čia galima būtų diskutuoti, bet matot, kadangi aš toj srity jau nuo 15 metų, tai pavyko man gauti informacijos ir netgi iš Amerikos autizmo klinikos vadovo nutekėjus tokia informacija per vieną pobuvį, kuris milijardus iš to daro. Taip ir pasakė, taip skiepai aišku žaloja vaikus, taip skiepai, reiškia, atsiranda autizmas dėl skiepų, bet sako, mano bizniui tai yra gerai. Ar ne? Tada jam buvo užduotas klausimas, bet ne visi skiepai yra blogi, kaip kai kurie tėvai mąsto, ar ne? Ir atsakymas buvo toks, tai pats pirmasis, su pačiu pirmoju skiepu yra siekiama padaryti maksimum žalos. Amerikoje tai yra hepatitas B, nežinau kaip Lietuvoje, kokią ten pirmą tą skiepą duoda. Žodžiu, tai va, jau aš tada reiškiasi, paviešinau tą informaciją, bet dar nei tų aferų covidinių nebuvo, nei dar kažką tai ir vienu žodžiu. Todėl niekas per daug manęs nepolė, vieną kitą pagrasinimą turėjau ir žodžiu, bet jau matomai aš kažkur tai užkliuvau, ar ne? Po to nutiko, pradėjo toks renovacijos bumas ir manau, kad nuo čia prasidėjo ta žiniasklaidos, ta lanka, reiškia sisteminė ataka lanka ir kiti tie Lietuvos, nežinau kaip jos pavadinti, aš tai nežiūrėjau 25 metai tų idiotiškų, reiškia, zombadėžio ar kaip ten žmonės vadina. Reiškia, bet pagrindinis dalykas, nuo ko viskas prasidėjo, aš manau, ta ataka ne iš Malinausko, o iš tų purvasklaidos, tų žiniasklaidos, ar ne, tų kanalų NK, TV3 ir visas tas mėšlas, ar ne. Sveikinu jūs, kas žiūrite juos, ar ne. Aš asmeniškai 25 metai nebežiūriu jokios, ne tik tai lietuviškos, aš jau net amerikietiškos tos nežiūriu, ar ne? Aišku, Amerikoje sunku vengti sporto klubus visur įjungti televizorių, tai reikia įdėti pastangų, kad šitos propagandos tiesiog nesikrauti į smegenis savo, ne? Ir, žodžiu, prasidėjo ta renovacijos afera Lietuvoje, ne? Kai darydavo renovacijas, puikiai žinot, ne? Daro renovacijas, iš priekio padaro tą marafetą tokią, ar ne, iš viršaus, po to pastatai pelyje ir taip toliau, ir iš to daromi labai dideli pinigai. Žmonės apgaudinėjami, manipuliuojami, kad tik surinktų 50% parašų. Na ir ką, mes Kretingoje buvom sūnui nupirkę, mažamečio sūnaus vardu, nupirkta iš senelių paveldėtų turtų, nupirkti buvo 2 butai Kretingoje, ne? Ir staiga jau sugalvojo vieną tokią, ten nedaug būtų, bet sugalvojo renovaciją daryti, ar ne? Kiek mes mokėjome už butą, kaina buvo tokia pat už renovaciją. Įsivaizduoja, kad šiaip protingai, skaitom Amerikoje, kai daro renovacijas, renovacijos kaina negali viršyti daugiau 20% turto kainos, ar ne? Nu, bet Lietuvoje tas negalioja, gali tokią pat kainą uždėti, kiek ir turtas kainuoja. Niekam neįdomu, svarbu prasukti aferą, svarbu pavogti milijonus, milijardus pinigų iš paprastų žmonių, ar ne? Ir mes nesutikom su ta renovacija. Ir aš po to pradėjau skambinti pardavėjim ir klausti, o kas, negi kiti sutiko, koks biudžetas, kokia kaina, pasirodo, nieks nesigilina, svarbu paimtos 50, daugiau negu 50% parašų ir uždeda kainą kokį nori. Ir toje aferoje dalyvauja ir miesto meras, dalyvauja, tai yra visa ta šaika, ne? Mes nesutikom. Bet čia dar ne viskas. Aš išsiaiškinau, kad vieną parašą suklastojo, ten toks aktyvistas buvo, kitus ten vos ne mirštančio žmogaus ranką paėmė, parašė, ar ne? Ir tokiu būdu prastumė tą renovaciją. Mes atsisakėm ir niekada nemokėjom. Atkreipkite dėmesį, jau 10 metų mes nesumokėjom už renovaciją. Ir mes sakom, atiduokit iš varžytinio tą turtą ir parduokit. Kodėl Lietuvos valdžia bijo tai daryti? Todėl, kad tai būtų tarptautinis skandalas. Mano sūnus yra Amerikos pilietis. O Lietuva juk sako, vaikų teisės gino, dabar jau notaras priima sprendimą, negalima nei būto, nei namo negalima buvo parduoti. Aš šiaip, kas nežino, 30 metų dirbu su nekilnojamo turtu Lietuvoje, tai tos ir teismus ir taip toliau, daug sutvarkyta tų dokumentų. Reiškiasi, negalima bloginti mažamečių teisių.
Kitaip tariant, negalima uždėti jokių paskolų ir taip toliau, be teismo leidimo. Bet kaip čia yra su renovacijom, ar ne? Nes jeigu uždėti renovacijas, staiga, o šeima negali, sakykime, mokėti, staiga atsiranda skola, suvaržymas ir vaikas gali prarasti turtą ir palikti be turto, ar ne? Ir jokių teismo leidimo renovacijom atkreipti dėmesį nereikėjo. Aš įrašiau video, kad apie tai, ką man pavyko išsiaiškinti. Spėkit, kas nutiko. Iš karto dabar nežinau tiksliai, man atrodo, LNK, o gal ir tas TV3, jie kreipėsi. Būkit tarp kitko atsargiai. Kas ieško tiesos, jie kreipėsi, lyg tai man norėtų padėti, ar ne? O po to paima viską išpjaustų, iš karto sumontuoja, kad paverčia tave tokį idiotą, tokį nusikaltėlį ir taip toliau, ir taip toliau. Žodžiu, ir LNK jau įrašė pirmą video įrašą, kad kaip aš čia drįstu pulti prieš renovacininkus, ar ne? Bet žiūrėkit, praėjo 10 metų, kodėl mano žmona dar pergino, sako, tai gal jie parduos iš varžynių, gal kažkaip čia, sakau, nepergino, niekas nieko neparduos, ar ne? Mes buvom pasiruošę kreiptis į Amerikos vyriausybę, nes čia jau pažeidžiamos ne tik tai mažamečio teisės, ne tik tai vagiamas mažamečio turtas, bet vagiamas Amerikos piliečių mažamečio turtas. Ar ne? Jeigu reikės, nuvažiuosim prie Baltųjų rūmų ir užrašysim iš Amerikos piliečių Lietuvos valstybė vagia turtą, nekilnojamą turtą. Ar ne? Ir tokie šunys po to važiuoja ir montuoja medžiagą, kad kažkaip tai reiškiasi atsit išgazdinti, apdurninti ir taip toliau, kaip čia drįsta Overlingas ginti savo mažamečio vaiko turtą, kur apgaulės būdu, jūs puikiai žinot, kad renovacijos daromas apgaulės būdu, uždeda, pakalbėkit su statyboje ekspertais. Tai čia nieko naujo, ar ne? Ir dabar praėjo jau 10 metų. Skola pakabinta, areštas uždėtas, kodėl neparduota ir per 10 metų, kodėl iš varžytinių turtas neparduodamas. Bijo žulikai. Kodėl? Matot, aš dar 90 metais pradėjau dirbti su nekilnojamo turto ir mes esam uždarę ne vieną žuliką į kalėjimą, ne vieną. Už nusikaltimus jau. Aš buvau vienas iš tų nedaugelių, kur nebijojau tų nusikaltėlių. Tiesiog nebijojau, man jie atrodė silpnapročiai, kaip ir Skirmantas Malinauskas, ar ne? Ir, žodžiu, tai va čia viskas prasidėjo nuo to, ar ne? Jau LNK, čia viskas Overlingą reikia jau kažkaip tai tramdyti, kodėl jisai kalba tiesą apie renovacijas ir taip toliau. Bet puikiai žinot, kas nutiko, kai prasidėjo didžioji baisioji liga, ar ne? Kai prasidėjo baisioji liga, daug kas apie mane ir sužinojot, nes aš žmonės įspėjau nesileisti šito preparato, nes jūs galite susirgti autoimuniniam ligom ir galite netgi mirti. Ir dabar turbūt visi žinot, kas vyksta, jau pripažinta oficialiai kraujo krešuliai, jau tos pačios kompanijos pripažinta, taip, kraujo krešuliai gali būti, krenta, kaip lapai vienas po kito, bet aš tą įspėjau, dar net nebuvo išleista tų preparatų jums naikinti, ar ne? Ir staiga pastebėjau, kad mano video tos įrašus žiūri ir Facebook ir visai žiūri gyvai, vienu metu po 200 prenumeratorių prie mano YouTube kanalo jungiasi per valandą. Ir aišku, YouTube'as greitai užgesino tą video įrašą ir dabar mano išvis tie visi shadow banning, jeigu kas nežinot, kas yra, patraukta iš šono, Facebook akantas pilnai panaikintas, YouTube panaikintas, aišku, aš tų YouTube kanalų turiu bent jau 5, o dabar jie jau pakeitė politiką, seniau pašalindavo video, rašydavo medicinę dezinformaciją, bet suprato, kad Google galima bus paduoti į teismą ir aš tą numačiau, aš išsisaugojau visus jų pranešimus, viskas yra suarkivuota, visa medžiaga sudėta. Tarp kitko, šitie veikėjai vieną dalyką nesuprato, kad aš dar prieš 30 metų jau žinojau, kaip su žulikais, kaip nusikaltėliais tvarkytis. Ir tam yra atitinkamai ruošiamas, kai pareina kažkokie signalai, ar ne? Dabar, žodžiu, ir staiga vartotojų teisės pradėjo labai, kažkas pasiskundė, kažkas tai dabar žiūrėkit, kas su vartotojų teisėm vyksta. Ir mes gavom labai greitai, aš šiandien įsiplėsiu, labai greitai mums buvo išrašyta 96 000 bauda. Bet kas paaiškėjo? Paaiškėjo įdomus dalykas, kad Skirmanto Malinausko žmona dirba vartotojų teisėse. Va, kodėl mes keliam klausimą bylą, kad ir jo žmonikiai reikėtų iškelti baudžiamą bylą, nes pasirodo,
jis informaciją apie tai, kad bauda bus tik išrašyta, jau žinojo iš vartotojų teisės, pabrangėjai. O kur duomenų apsaugos įstatymas, ar ne? Kur privatumas, kur duomenų apsaugos įstatymas ir kokią teisę turi YouTuberis gauti informaciją iš vartotojų teisės, iš vartotojų apsaugos tarnybos, ar kaip jį ten vadinasi. Kokią teisę turi jis gauti tą informaciją, ar ne? Bet jis gavo pats pirmasis. Ir dabar viskas pradėjo ryškėti po biškutį, ar ne? Tai prie valdžios dirbė šunelis, ar ne? Jeigu kas nežinote apie jį, apie šitą veikėją Skirmantą Malinauską, tai jisai netgi buvęs ministro patarėjas, man atrodo, Skvernelio, jeigu aš neklystu. Tai va, dabar mes keliame klausimą, ar Skirmantas Malinauskas ir jo žmona yra nusikaltėliai. Nes panašu, brangiai, panašu, kad šitie zuikiai puikiai yra nusikaltėliai, kad jie yra turto prievartautojai. Tai va, tą dabar mes aiškimės, kreiptasi dėl vienos baudžiamos bylos iškelimo, dabar bus kreipiamasi dėl kitos ir aiškinsimės, kaip su tom vartotojų teisėm yra, kaip su tom vartotojim. Tai dabar žiūrėkit, kaip aš suprantu, nežinau, gal jūs Lietuvoje gyvenat, gal kitaip suprantat, bet man jau daug kas sakė, sako, Dariau, kadangi tu pradėjai garsiai kalbėti apie skiepus. O tai yra multimilijardinis biznis. Kažkas Lietuvoje pasidarė labai didelius pinigus. Nu, ir vėl praėjo daug laiko, niekam nepaslaptis, ar ne, kad kažkur milijardai išgaravo. Tiesa, jeigu kas žino tiksliai, už kiek milijardų Lietuva užpirko skiepų, už 10, už 20 ar už 50 milijardų, būtinai parašykit komentaruose, turėtų, kas prieina prie tos valdžios, ten išlaidų tų visų dalykų, turėtų paaiškėti, kiek milijardų buvo pavogta. Dabar ką aš noriu pasakyti apie tą, mato, 90-aisiais metais nusikaltėliai buvo gatvėje. Automatai, pistoletai, ginklai, beisbolo tos bitos. Dabar nusikaltėliai panašu, kad pakilo kažkur tai tą vyriausybinį lygį, ar ne? Ir nusikaltėliai veikia iš ten. Tie patys metodai, tas pats psichologinis spaudimas, tas pats šantažas ir taip toliau. Ir, reiškiasi, matomai, valdžia davė šitam, matomai, nežinau, reikės dar įrodyti, bet davė šitam šuneliui, YouTuberiai vadinamam, užsakymą, kad reiškia pulti mane. Kad pulti mane, sukurti video, reiškia sukurti visą scenarijų, kad mes čia pažeidžiam teisės ir taip toliau, ir taip toliau. Mums buvo išrašyta 96 000 bauda. Už ką? Už nieką. Už nieką. Ar buvo pareiškimai vartotojai? Taip, buvo. Bet čia jau turbūt reikėtų kitoje laidoje įrašyti. Kaip nutinka, aš 30 metų dirbu su nekilnojamu turtu. Niekas Lietuvoje nesugeba tiek atvežti pirkėjų vieno objektų, kiek mes. Nes yra verslo modelis, yra patirtis. Ir tarp kitko, kažkodėl jie nei LNK, nei šitas nekalba apie tos žmonės, kurių turtą mes pardavėm ir kurių yra 10 ar daugiau video atsiliepimų nufilmuota ir tik dabar pradėjom filmuoti, jų galim, dar iš anksčiau buvo filmuota, kai su butais dirbom. Žodžiu, mes galime tūkstančiais tokių atsiliepimų nufilmuoti, kaip yra dirbama, ar ne? Bet kai kurie žmonės, žinot, Lietuva, taigi Tarybų sąjungos mentalitetas buvęs, atliekam paslaugą, surandam pirkėją ir pirkėjas rodo iniciatyvą, kad susitarti tiesiogiai, kad tų komisinių nemokėti. Aš jums pateiksiu mano praktikos statistiką, iš 10 žmonių 5 visą laiką dės pastangas, kad apgauti, kad apeiti agentą, agentūrą. Ta gali jums bet koks brokeris, aš galėčiau turbūt 100 brokerių apklausti ir visi patvirtintų, gal vienas koks arba kvailas, arba tiesiog jam pasisekė, kur jo neapgavo. O šiaip masiškai yra apgaudinėjami brokeriai. Nesvarbu, kad pasirašyta sutartis, jie ieško būdų, samdo advokatus, kad tų pinigų nesumokėti. Tai vienas dabar iš triukų yra, matyt, kažkoks advokatas arba Skirmantas Malinauskas su savo žmona sugalvojo, kad rašyti į vartotojų teisė priims sprendimą ir mes tada nubausim maksimalią baudą. Pirmą kartą bauda, tai gal įspėjimą reikėtų kokį duoti, gal reikėjo su manim pakalbėti. Maksimalią baudą 96 000. Ok, galvoju, jokių problemų, žiūrėsim, ką jūs toliau žaisit. Reiškiasi, ir įmonė dabar yra užbankrotinta, ar ne? Nes, tokios baudos mes negalim išmokėti, ar ne? Bet jokių problemų, kas mums draudžia daryti kitą įmonę. Dabar nauja įmonė, namų brokeriai, mažoji bendrėja, namų brokeriai. Ir jau dėl šitos
Kaune, kur pardavinėjom namą, gal kas matėte, Kaune pardavinėjom namą, net iš Malūnsparnio reklamavom tą namą, tai parodysiu. Šitie pardavėjai pasiskundė vartotojų teisėm, kad neva pažeidžiami jų teisės yra darėsi už nugaros. Mes turime, tik šį kartą mes esame jau daug kiečiau pasiruošę. Daug kiečiau, to parodysiu, kurie čia pardavėjai dabar yra nukentėję. Tai vat mes aiškinsimės nukentėjusius vargšus, kurių nei jie patys, nei... Aha, kur čia, o čia šitas, na? Šitas langas. Ok, žiūrėkite. Čia geriausios nekilnojamo turto agentūros namų brokeriai komandos. Šiandien mes turėsim neeilinį įvykį, turėsime nekilnojamo turto naujienas iš dangaus su šituo gražiuoju sraigtasparniu. Skrisime apžiūrėti 3 objektus. Skrendam! Va, čia prie Kauno Marių mes pardavinėjom kotedžą tokią, į blogesnę pusę. Iš pradžių niekas nenorėjo, bet kai pakilom su Malūnsparnius, tai atsirado. Vieni norėjo pirkti ir taip toliau. Nu ir aišku, gudručiai pardavėjai, jie nuskriausti, reiškiasi puolai vartotojais. Bet kas yra gerai, kad šiai dienai mes turim filmuotą medžiagą, kai pasirašėm sutartį, filmuotą medžiagą, kai buvo bendraujama su pardavėju, yra įrašyti telefoniniai pokalbiai. Taip, kad bus man įdomu, kaip buvo ir būtent šitas objektas buvo labiau išreklamuotas. Malūnsparnis, įsivaizduojat, žinokit, ne 10 eurų kainuoja, ne Facebook'e papostint skelbimą, ar ne? Čia šitas kotedžas ir šito pardavėjai dabar nori išvengti komisinių, visai meluoja, tarp kitko pardavėjas sėdėjęs kalėjime. Anksčiau sėdėjęs kalėjime, nu mes čia tik dabar tą įsiaiškinam, ar ne? Tai va, galite daugiau, kas norite pažiūrėti, kaip mes dirbame, tai Grojaraščių klientų atsiliepimai. Labai. Aš iš karto... Gal nei LNK, nei šitas, nei Skirmantas Malinauskas apie tai nekalba. Kodėl? Kodėl? Todėl, kad tikslas yra susidoroti su overlingu. Bet šitoj vietoje jie padarė klaidą, biškutį, man atrodo, padarė klaidą, nes būtent toks keistas yra pas mane, sakyčiau, gal netgi blogas įprotis, padėti nusikaltėlius į vietą, parodyti jam tinkamą vietą. Aš dabar suprantu, kad dabartiniai nusikaltėliai tai yra valdžioj sėdintis nusikaltėliai, Lietuvos nusikaltėliai, valdžioj sėdintis nusikaltėliai, kurie vagia milijardus dolerių. Kol jūs išsirikiavę, kol avelės išsirikiavusios prie autobuso, reiškiasi petys už laisvę, reiškiasi skėpėjosi, tikėjo, tą visą apgaulę, to viso prievartą, blokavimą ir taip toliau. Žinokit, tuo metu reikėtų, kad pasidomėkit, kokios kompanijos Lietuvoje pirko viešbučius po 2, po 10, po 20 milijonų eurų Europoje. Būtent to didžiosios ligos metu. Ir kokia medicininė kompanija tuos pinigus sugeneravo ir kur jie juos dėjo. Pasidomėkit žmonės, nebūkit kvaili, nebūkit akli. Iš jūsų buvo pavogti milijardai dolerių, o aš buvau tas žmogus, kuris trukdžiau multimilijardiniai verslui. Tai jie galvojo, jeigu pradės pulti mane, jeigu pradės kenkti man ar mano šeimai, tai jie kažkaip pakenks man ar išgazdins ir taip toliau. Bet matot, kažkokia pas mane psichologija, sakau, daug draugų mane kritikuoja, sako, kad gal neteisingai yra. Kai man grasina, kai mane puola, pas mane atvirkštinis įsijungia. Ir aš tada darau viską, kad tos žulikus, tos nusikaltėlius neutralizuoti. Tai va dabar šitas žulikas, nusikaltėlis, Skirmantas Malinauskas, mes jau išsikėlėm planą, yra susitikimai vyksta, yra kalbama, ir atkasėm jau, kuo toliau, to vis atkasam daugiau informacijos. Nu ir žmonės turi žinoti, aš iš karto paviešinu, kas jau
ten jau slaptosios, sakyk, slapta informacija bus, kai policija tyrimą atliks, tai to gal neviešinsiu, ar ne? Bet reikia paviešinti, nusikaltėlius reikia paviešinti, žiūrėkit. Tai vat, mano turbūt didžiausia buvo nusikaltimas, kad aš liaudį šviečiau nesileisti mirtinos injekcijos. Ir dabar praėjo kiek laiko jau, dabar jau visi žino, kad tai buvo apgaulė, kad tai buvo sužalotos sveikatos, kad tai greičiausiai genocidas, ar ne? Bet paklausom, žiūrėkit, ką Skirmantas Malinauskas kalba apie skiepus, ar ne? Todėl aš manau, kad žmonės turėtų, kas paklausė jo ir pasiskiepėjo, turėtumėt perkelti atsakomybę šitam žmogui, ar ne? Nes jis labai aršiai įtikinėjo, kad reikia būtinai skiepytis, reiškiasi, nes tai yra baisi liga. Aišku, dabar jau skamba juokingai, turbūt jam ir pačiam, bet atkreipkite dėmesį, kaip jisai meluoja. Jis tarp kitko pats pripažino, kad jis yra melagis, ar ne? Eterėje pripažino. Žiūrim, kaip jisai meluoja, ar ne? Va čia. Aš pasižymėjau 26 minutėje Mortal Kombat, Skirmantas Malinauskas versus Ugnius Kiguolis. 26 minutėje, tai aš pažiūrėsiu, ką iš čia kalba. Kad reiškiasi, žmonės, kas švietė, kad nesiskiepytų, yra Kremliaus agentai. Įsivaizduoju, dabar tai jau skamba absurdas, dabar visi žinot, bet jis va šitaip melavo žmonėm. Kas jį pasamdė, kodėl jį pasamdė, čia jau spręskit patys. Reiškiasi, taip, 26 minutė va. Saugumo departamento ataskaitose. Tai, ką daro Kiguolis ir tai, ką daro Juraitis, kalbant apie visas tas propagandas susijusias su skiepais ir taip toliau, tai atitinka Kremliaus liniją. Reiškia, skiepai yra Kremliaus linija. Jisai sako, čia Kremlius, čia kad nesiskiepyti, čia Kremlius taip sugalvojo, kad išnaikinti Lietuvą. Va šitas žulikėlis, tarp kitko, stebėkite jo akis, šito žuliko akis, ar ne? Tai yra verslininkas, tai yra stiprios dvasios žmogus, Kiguolis žiūri akis ir bendrauja. Šitas šuva slepia akis, ar ne? Šitas šuva yra nutukęs, ar ne? Tai nekartą buvo įvardinta kaip grėsmė Lietuvai ir tai buvo įvardinta, kadangi nerašinėjau, aš atsiprašau, pažodžiu nepacituosiu, bet mes pasiklausysim. Pokalbis vėl pakrypsta kita vaga, vėl praeina kažkiek laiko, keletą minučių. Kaip dėmesį, akis nežiūri, žvilgsnis bėgioja, tai yra vagis, tai yra žulikas, tai informacijos vagis. Kartu su žmona jie vagia, jie nutekina ar vagia, nežinau, iš vartotojų teisės nutekina informaciją. Ar ne? Turime tokių duomenų. Vadinasi, vartotojų teisės turės pašalinti jo tą vagilką žmoną, ar ne? Ir turės imtis priemonių, kodėl, taigi yra duomenų apsaugos įstatymas, kodėl va toks žulikas gali, reiškiasi, su tikslu pakenkti žmonėms, kodėl jis gali vogti informaciją. Nu ir aišku, jaučiasi kaltas, dėl to ir tas alkoholizmas, dėl to ir jis nutukęs. Vėl man sako Vadimas Zizas, Gerbiamas Malinauskai, o jūs... Taigi dėmesį, akis jis ilgiau sekundę negali pažiūrėti, nes tai yra silpnas žmogus. Tai yra labai silpnas žmogus. Ir psichiškai nesveikas, sakyčiau. Šio pokalbio metu pasakėte, kad aš gaunu pinigus iš Kremliaus. Ir aš suprantu, kad žmogus skambina mane patrolint tam, kad iš manęs išgautų frazę. Taip kaip jūs dabar jungiame... Jis ir pats pripažino, kad jam su atmintim blogai. 28 minutė. Klausykite įdėmiai. Apskritai, svetimo pokalbio, kalbant apie asmens duomenų įstatymą, neturite teisės. Asmens duomenų įstatymą, žiūrėkit, žmogus kalba, asmens duomenų įstatymas, jo žmona dirba vartotojų teisėse ir nutekina informaciją, už ką ir turėtų būti iškelta baudžiama byla ir jo žmonai. Jis apie duomenų įstatymą, jisai gauna informaciją, turi ten ryšių ir taip toliau. Ir va šitą dalyką mes ištirsime, kodėl šitas žulikas gali prieiti prie duomenų, kai kiti žmonės negali. Teisės turėti. Aš nekalbu, kad jis mano telefoną pasidalino neteisėtai, bet dabar, kai mes išklausysim, pasikalbėsime apie teisinius dalykus. Tai koks atsakymas? Atsakymas yra, aš niekada... Koks buvo klausimas? Grasino... Gerai pasakė, koks buvo klausimas, koks atsakymas, reiškia, tai yra silpna protė, silpna atritė ir atkreipė dėmesį, nutukęs jaunas vyras, bet nutukęs. Kodėl nutukęs? Kaip jo kolegos įvardina, alkoholizmas
persėdimas, kūno kultūros nebuvimas. Ir koks paradoksas, klausykite įdėmiai, va šitoks nutukėlis ir alkoholikas kalba apie sveikatą. Jis kalba apie sveikatą. Žmogau, tu elementarios kūno kultūros neturi. Klausimas buvo ne apie Zezą, klausimas buvo apie mane. Taip, Ugnius Kiguolis yra žmogus, kuris yra viešai įvardinamas kaip žmogus, kurio darbotvarkė ir naratyvas atitinka Kremliaus naratyvą. Tai esu pasakęs daug video. Tai aš neprisimenu dabar tiksliai formuluotės. Kad spec tarnybos saugumas mane mini įvairiuose pažymuose. Jūs Taip, pažymuose jūs ir esate minimas. Ne jūs esate minimas. Tai, ką jūs kalbate apie, mes pasikalbėsime apie skiepus, tai, ką jūs darote, tai yra nukreipta realiai prieš valstybę. Aš tą sakau dabar. Tai yra... Klausykite įdėmiai, dar kartą aš pragrosiu. Tai, ką jūs kalbate apie skiepus, tai, ką Kiguolis, ką aš įspėjau ir kiti įspėjau, aš nežinau, kiek žmonių sveikatų ir gyvybę mes išgelbėjom, bet man įdomu, kiek šitas veikėjas žmonių nuvarė kapan. Tai visi, kas esate jo YouTube kanalo prenumeratoriai, ir jeigu pasiskiepėjote, tai dabar turite rimtų sveikatų sutrikimų, galite šitą žuliką ramiai paduoti į teismą kompensaciją, ar ne? Nes jis labai aktyviai, agresyviai skatino genocidą. Nukreipta prie žmonių sveikatą ir gyvybę. Aš tai sakau dabar. Tai, ką jūs darote, ką daro Juraitis ir taip toliau, tai yra tos pačios linijos. Tai gerai. Zezą, klausimas buvo apie mane. Taip, Ugnius Kiguolis yra žmogus, kuris yra viešai įvardinamas kaip žmogus, kurio darbotvarkė ir naratyvas atitinka Kremliaus naratyvą. Tai esu pasakęs daug video. Tai aš neprisimenu dabar tiksliai formuluotės. Kad spec tarnybos saugumas mane mini įvairiuose pažymuose. Jūs Taip, pažymuose jūs ir esate minimas. Ne jūs esate minimas. Tai, ką jūs kalbate apie, mes pasikalbėsime apie skiepus, tai, ką jūs darote, tai yra nukreipta realiai prieš valstybę. Aš tą sakau dabar. Tai yra nukreipta prie žmonių sveikatą ir gyvybę. Aš tai sakau dabar. Aš tai sakau dabar. O dabar praėjo, žinokit, jau nemažai laiko. Čia jis prieš 3 metus įrašė, kada jis tą video buvo įrašytas. Buvo įrašyta prieš 3 metus. Tikslios datos, prieš 3 metus. Reiškia, aš tai sakau, čia yra kenkia ir taip toliau. Čia per patį įkarštį, kai buvo vagiami brangieji iš jūsų milijardai eurų. Milijardai. Ir už tos milijardus buvo supirkinėjama viešbučiai užsienyje, ne Lietuvoje. Lietuvoje tai tas kapitalas nenusėdo, ar ne? Ir va šitam šuniekui matomai buvo sumokėta kažkiek pinigų, kad pultų mane, kad pultų Kiguolį, nes jisai neva ten turi tą bendruomenę 145 000 ar kiek aš matau pagal jų komentarus, tai yra silpnesnio intelekto tokia bendruomenė. Aišku, ne visi nuteka tą informaciją ir normalūs žmonės pasiklauso. Tai, ką jūs darote, ką daro Juraitis ir taip toliau, tai yra tos pačios linijos. Jūs melavote telefonu, meluojate ir dabar pašnekam apie... Gal galima įrašą, mes pasikalbėtume, jūs dabar įvardinate. Aš jums paskui galėsiu. Matot, aš negaliu komentuoti, kai jūs net įrašą nepateikėt, kokia tai yra manipuliacija. Telefonas filmuoja ir mano visą šitą laidą ir lygiai taip pat. Tai kaip aš galiu komentuoti, jeigu aš čia nemačiau? Tai jūs neatsimenu, ką aš nekiau? Aišku, neatsimenu, man paskambino Zina. Aišku, nes silpnaprotis. Jis pripažįsta, kad yra silpnaprotis alkoholikas. Aišku, kai daug alkoholio geri, smegenys labai yra pažydžiamas. Aš kalbėjau, aš suprantu, jūs amžius sunku prisiminti. O jūs grįžtate savo pokalbio detalės? Aišku, grįžtam. Ugniau, Skirmantai, prašome grįžti prie temos apie koronavirusą. Taigi, COVID pavojingumas. Pavojingas virusas ar ne? Aš manau, kad taip. Kuom? Daugeliu aspektų, o kodėl jūs manote, kad nepavojingas? Gal mūsų nuomonės visiškai sutampa. Na, pavyzdžiui, tuom, kad apie 8 milijonus šiuo metu žmonių pasaulyje serga. Atkreipkite dėmesį, dabar bandys iš oro kabinti statistiką. Siūlyčiau pasiskaityti How to Lie with Statistics, ar ne? Čia Amerikoje kiekvienas advokatas tą knygą turi. Reiškia, kaip panaudojant skaičius galima iškraipyti, meluoti, gąsdinti žmonės ar paveikti netgi teisėjų nuomonę, naudojant statistiką. Tai čia šitas silpnaprotis bando panaudodamas statistiką, reiškia, manipuliuoti žmonių jausmus ir tikrai žmonės turėtų jungtis į kolektyvinį ieškinį. Būtent tie, kurie klausė video, patikėjo ir pasiskiepė ir dabar yra sužalota jų sveikata, būtinai žmonės turėtų kreiptis ir ne tik tai, aišku, kompanijos, kurių preparatą panaudoja, bet ir šitą žulikėlį paduoti į teismą, grupinį ieškinį. Ir jeigu tokių žmonių atsiras, aš pats konsultuosiu, nes jau dabar bendraujam su žmonėmis, advokatais, žmonėmis iš atitinkamų įstaigų institucijų. Šitam žulikui yra ruošiama, jis turi gauti atsakomybę, jis turi būti izoliuotas ir turi kompensuoti nuostolius, kurios mano šeima patyrė, mano verslas patyrė. Mes
patiriam didžiulius nuostolius, nes žmonės, netgi dabar viena moteris, nusprendė, kad nutrauks sutartį, nors darbas atliktas buvo tobulai, buvo klientai, aišku, vėl vyksta dėrybos už nugaros su pirkėjais, bet remiantis šito video, jinai neva nutraukė sutartį ir kaip tik šiandien perduoda informaciją advokatui ir kitą savaitę jau teismui bus paruoštas ieškinys. Ten komisiniai 9 000, ar ne, darbas atliktas tobulai. Prieš tai žmonės, jeigu kas nežino, palyginimui, va taip, klausykit Namų brokerių YouTube kanalą, palyginimui, kai pardavinėja tie pavieniai agentai, būna, kad per mėnesį, per metus netgi vieną arba ne vieno kliento. Mes pradedam dirbti 10, 20, 50, 45 klientai buvo rekordas. Reiškia, į vieną namą Klaipėdoje pardavėm, buvo atvykę tiek klientų. Yra daromas super stiprus marketingas, ar ne? Dabar laikas ir tam žulikui marketingą padaryti, ar ne? Kol kas aš savo marketinginių resursų nenaudoju, leidžiam automatinę tokią savaiminę plėtrą, bet ateis laikas ir šitas žulikėlis bus išviešintas, ar ne? Nepadės jam nei sisteminiai ryšiai, nepadės jam, nes tai yra blogis. Nepadės jam nei televizijos, tai yra didelis vaikščiantis blogis, tai yra parazitas, kuris meluodamas, manipuliuodamas žmonių jausmais, vis prašo, duokit pinigų, atkreipkit kiekvienam jo video, duokit pinigų, jis renka aukas. Ir todėl, aišku, kadangi yra melagis, kadangi blogai jaučiasi, kadangi yra nusikaltėlis, kartu su žmona dabar jau paaiškėjo, reiškiasi, o tai yra organizuotas nusikalstamumas, su tikslu matomai sužlugdyti verslą, veikia pagal galimai užsakymus arba prievartauti turtą, šitas veikėjas turi būti izoliuotas nuo visuomenės. O čia netgi dar jisai skatina genocidą. Jeigu jūs manęs neperskaitot, atsakysiu tada iš karto jūs. Pasveikus yra apie 4,2 milijono, mirusių yra daugiau negu 435 000. Mes turime mirtingumą statistiškai pasaulyje ten 9%. Kaip juokingai dabar skamba, kai jau praėjo 3 metai, įla iš maišo išlindo. Dabar visi žino, kiek pinigų buvo pavekta iš Lietuvos biudžeto ir kokius viešbučius, gal visi nežino, aš jums tokią nutekintą informaciją paduodu. Pasidomėkit, kur tie pinigai nukeliavo ir kas pirko viešbučius užsienyje už tuos pinigus. Lietuvoje apie 5%, 75 mirė iš 1475 ar 1500 pasveikusių. Kai gripo mirtingumas yra 1/10. Tai yra žemas lygis. Amerikoje tuos dalykus daro žymiai aukštesniam lygiai. Čia va tokį idiotą pasamdė, supranti, ir tokiam primityviam lygiai, jis turi atitinkamą bendruomenę sukūrę. Bando jisai daryti poveikį man, ar mano šeimai, ar mano verslui. Vienas miršta. Mes turime situaciją, pavyzdžiui, Jungtinėse Amerikos valstijose arba toj pačioj Italijoje, kur procentas yra dar didesnis. Jūs turbūt matote, kas darosi Jungtinėse Amerikos valstijose. Berods prieš 200 000 jau yra. Ir mano galva, tai yra labai pavojingi skaičiai. Be abejo, pasaulis ėmėsi. Na, pataisykite mane. Kur dabar dingo ta baisi liga? Kur jinai dingo, Kur jinai dingo? Ar žmonės suprato, ar jau pakankamai daug žmonių serga, ar pakankamai daug mirė, gal pakankamai daug žmonių suprato, kad tai buvo genocidinis projektas sumažinti populiaciją mūsų planetoje? Negali būti. Aš galbūt kažkur klystu. Jūs gal nemokate skaičiuoti, kaip mirtingumo rodiklio, nes šiaip PSO mirtingumo rodikliai sako kaip 3,4%. Tai yra case fatality ratio, o CDC sako 0,26 infection fatality ratio. Tai aš vadovausiu oficialią statistiką, kuri yra oficialiai pateikiama. Ir kurią jūs taip pat... Taip, tai va, oficiali statistika, kurią aš parodysiu viešai ir jūs parodysit viešai ir mes pažiūrėsim, galbūt kažkur nesutinka duomenys. Aš matau labai konkrečius skaičius, ką aš pasakiau jums tos skaičius. 4,2 milijonų oficialiai yra pasveikę, 435 000 pasaulyje yra mirę. Koks tai yra 3%? Matematika, jūs suprantat ar ne? Tai mes galim pasirinkti šaltiniais. Kaip skaičiuojasi case fatality rate. Aš skaičiuoju, kiek pasveikusių asmenų yra kiek nulis. Aišku, jūs galite skaičiuoti labai skirtingai. Jo, jūs galite skaičiuoti labai skirtingai, bet aš pabandau paaiškinti, kad tai yra labai... Skaičiuoju oficialios institucijos. Gerai, tai žiūrėkit, čia yra esminis momentas, ar ne? Jūs klausote manęs, ar šita liga yra pavojinga. Aš sakau, kad taip, jinai yra pavojinga. Ir dar vienas dalykas, ką aš sakau. Tikrai aš nesu medikas, kuris galėtų detaliai komentuoti. Aš galiu remtis oficialią statistiką, kurią aš pateiksiu, kaip ir sakiau, savo YouTube kanale. Klausimas yra... Penktą kartą. Jo, klausimas yra koks. Taip, be jokios abejonės. Ir dėl to taip pat. Klausimas, kur ginčas? Jūs esate tas žmogus, kuris, man atrodo, kalbėjote apie tai, kad tai yra biologinis ginklas, kalbėdamas su Rūta Janutienė ir panašiai.
Gal Aš paaiškinti, kur sakiau, kad yra tokia versija, nesakiau, kad taip yra. yra tokia versija. Dar yra, jūs pasak jūsų buvo vardintas versija, kad Uhane. Matot, dabar jau yra aišku, ar ne? Tada tuo metu prieš 3 metus daugam buvo neaišku, o dabar turbūt jau aišku, tiek daug mirusių žmonių, daug susirgusių. Buvo adenochronas sintetinis gaminamos, ar ne? Pokalbė su Zyzu, kurie taip pat turi išsaugojęs. Tokia laboratorija irgi Kokių dar yra versijų yra? versija. Visokių versijų yra. Tai dabar klausimas jums. Jūs manote, kad tai pavojinga liga ar ne? Aš manau, kad kiekviena liga pavojinga žmonėms, kurie neturi imuniteto, kurie nesirūpina savo Būtent, kurie nesirūpina savo sveikata, kaip šitas nutukėlis. sveikata, savo mitybą ir savo gyvenimo būdų. Tai lygiai taip pat gripas pavojingas. Vat būtent čia jam viskas tinka ir va toks veikėjas kalba apie sveikatą. Nu tai aišku, kad tu sirgsi, jeigu tu valgai kaip kiaulė, jeigu tu vartoji alkoholį, jeigu tu esi melagis, jeigu tu žulikas, tu supranti, kenki kitiem, tai faktas, kad tu džiaugis, kad tau per galvą dar kas nors nedavė, ar ne? O jau kūną tu ardai savaime iš vidaus, nu tai tave visokie virusai. Matot, jo protelis yra per silpnas, kad žinotų, kad vienai organizmo ląsteliai yra svetimkūnių mikroorganizmų 10 kartų daugiau. Tai reiškia, jeigu ten, kaip pavyzdys, imkime, organizmo ląstelių yra, kaip pavyzdys, aš tiksliai nežinau, ar ten ar 10 trilijonų, ar 30 trilijonų, bet tai yra, sakykime, jeigu 10 trilijonų ląstelių, tai yra 100 trilijonų mikroorganizmo ląstelių, ar ne? Tai tų bacilų bakterijų yra daug, bet teisingai pasakė Ugnius, kad mes turim tokį dalyką kaip imunitetą. Bet aišku, imunitetas pas tokius jau nutukėlius yra sugriuvęs. Pavojingas gali būti mirtinas, lygiai taip pat COVID pavojingas gali būti ir mirtinas, lygiai taip pat ir visos kitos ligos, kurių yra ir silpnesnių, ir stipresnių. Ar gripo mirtingumas yra didesnis ar COVID-19? Šiuo metu apylygiai, taip skelbia institucijos, netgi gripo, jeigu skaičiuotų infection fatality rate, tai didesnis. Jūs norite pasakyti, kad nuo sergančių žmonių procentas mirštančių yra toks pats ir sergant koronavirusu ir gripu? Ne, aš sakau, remiuosi CDC. Gerai, Ir plus dabar matote, jisai taip puikiai žinoja, dabar mes žinome, kad buvo prirašytos tos lygos visiems ir kas vėžių serga ir taip toliau. Po tos didžiosios lygos, reiškia, ir netgi Lietuvoje taigi buvo siūloma, kad jeigu sutiks, kad įrašys, kad nuo to mirė pinigų laidotojim duodavo ir taip toliau. Melas, brangiai. Man labai sudėtinga. Tai žmogus, kuris sako, tiesa yra svarbu. Ginčytis, nes tai yra pasamdytas melagis ir tai žemo lygio melagis, jis net nėra profesionalus melagis. Aš nesu medikas, bet aš esu įsitikinęs, kad jūs klystate ir mirtingumas, kalbant apie koronavirusą, yra didesnis. Aš nesu medikas, bet aš įsitikinęs, už kiek tave įtikino, Silėlė. Bėda arba ne bėda, o kaip tik laimėjimas didelis yra, kad žmonių tiesiog sergančių yra žymiai mažiau. Mes kalbam apie praėjusiame amžiuje 3 didelės gripo epidemijas, kurios nusinešė kiekviena po daugiau negu 1 milijoną gyvybių, ar ne, ar tai būtų 18 metai, 68 Honkongo gripas. Ten sirgo labai didelis kiekis žmonių. Šiandien mes kalbame apie koronavirusą, kurio iš viso serga 8 milijonai pasaulyje ir tai iš tikrųjų, ir štai iš tikrųjų neatrodo didelis skaičiai. Bet mes turime prisiminti, kodėl tiek mažai serga. Dėl to, kad visas pasaulis ėmėsi beprecedentinių priemonių. Kiek žmonių gyvybių yra tai, kas jums leistų jau stabdyti ekonomiką, dėl ko vertėtų? Nėra tokio skaičiaus. Tai ekonomika, ta prasme, COVID galėjo būti sustabdytas ir nestabdant ekonomikos. Tai čia kita tema. Gerai, pasižiūrėkime valstybės, kurios tai darė, tą pačią Švediją. Jūs sakėte, kad jums tai yra pavyzdys. Jūs matėte Švediją irgi. Vieną žodį apie jo paistalus. Tai yra nusikaltėlis, brangieji. Tai yra nusikaltėlis, kuris kenkia mano verslui, vadina mano įmonės sukčių kontorą, ar ne? Melagingais pareiškimais kartu su savo žmona susuka vartį ir vartotojų teisėm. Tai panašu, kad ne tik tai šitam žulikui bus baudžiama byla ir jo žmonai keliama, ne? Bet dar ir vartotojų teisėm. Gal vartotojų teisė aplaidumas, nes aš skambinau vartotojų teisė direktoriui praeitą kartą ir nieks nežino, kur direktoriai, vieni galvoja, kad jinai komandiruotė, kiti atostogų valdiškai įmonė, pinigus ima, nieko nedaro. Bet va tokie žulikėliai įlindę, nutekina ten informaciją ir suka tas varkės vadinamas jie. Ir tiesa yra svarbu. Tai va, brangiai, man buvo svarbu paaiškinti apie Skirmantą Malinauską, kas vyksta ir ką LNK daro, ar ne? Aš manau, kad Skirmantas Malinauskas turėtų būti baudžiamas ne tik tai už tai, kad pažeidžia Lietuvos įstatymus,
kad nutekina informaciją jo žmona ir turėtų baudžiamas būti dar ir už genocidą. Nu, tai mes dabar, žodžiu, jungiame čia visus resursus, kaip jį geriau nubausti. Ar už genocidą? Aš manau, genocidas yra daug rimtesnė, žiūrint, kiek žmonių žuvo dėl jo propagandos skleidžiamos, kiek žmonių susižaloja sveikatas, bet būkite drąsūs, brangiai, nebijokite, tie žmonės yra silpni. Tie žmonės yra silpni, šitie padarai yra silpni. Jie bijo jūsų. Bijo jūsų, šitas veikėjas nutukė. Tuomet atsiranda, kas jų gviešiasi. YouTuberis. Nuo Mercedeso, žiūrėkit, net ateina. Bene jis Mercedes. Atsiranda, kas jų gviešiasi. YouTuberis Skirmantas Malinauskas demaskavo. Ok, Skirmantas Malinauskas. Skirmantas Malinauskas, brangiai. Tai va tiek, šitam veikėjui ruošiama ne viena byla už tai, kad jisai bandė pakenkti mano verslui ir pakenkė vieną įmonę užbankrotinę kartu su savo žmonos pagalba. Reiškiasi, nes ta pasirodo vartotojų teisėse dirbo. Staiga mums viskas pradėjo dėliotis, bet čia tik tai mes pradėjom krapštyti, tik tai patį paviršių, brangiai. Tik tai patį paviršių, ar ne? Nu, o jo biznio modelis, tai turbūt viskas aišku. Duokit aukų, duokit pinigų, kas jam sumokės, tą jisai ir puls. Ir atseit, jisai turi ryšių ir policijoje ir taip toliau. Nu, matot, ryšių turiu ir aš, turiu ryšių ir Lietuvoje, turiu ryšių ir Amerikoje. Ir jeigu man reikės su Lietuvos nusikaltėliais, tame tarpe valdžioje sėdintis, nu, panaudosime ryšius čia Amerikoje jau. Kaip ne kaip, reiškiasi, turim šiokių tokių ryšių, bet va, matot, ir yra pagrindinis skirtumas. Šitas vaikas jau susitinka su Nobelio premijos laureatais, mano sūnus, ar ne? Geriausias pasaulyje šachmatistas, tarp kitko žaidžiant karo žaidimą. Nusikaltėliai nori karo. Lietuvos nusikaltėliai nori karo su mano šeima. Kiti sako, Dariau, kaip tu nebijai. Tai, kad pasakysiu jums, brangiai, apie nusikaltėlių psichologiją. Dar 90 metais jie mane grasino ir užmušti, ir susprogdinti, ir taip toliau. Bet kažkaip blogai baigėsi jiem, o aš gyvenu Miami ant paties vandenyno pakrantės, ar ne? Dabar tie slapukiniai žulikėliai iš Lietuvos valdžios, kurie pavogė iš jūsų milijardus, kol jūs tikėjote mokslo, ar ne? Ir supirkinėja nekilnojamo turto užsienį. Tarp kitko apie karą, jeigu kalbat. Negi jūs tokie naivus ir galvojat, kad karo nebus, kad čia NATO jūs apsaugos ar dar kažką tai. Nu, taigi yra daug pelningesnis verslas karo industrija yra negu ta farmacinė industrija. Farmacinė industrija va dar prieš, bus karas, nu vat ir viskas, ir ką jūs padarysit, ar ne? Ir jeigu Amerika nuspręs, kad turi būti karas Lietuvoje, tai jisai ir bus. Ir įsivaizduokit, vėl ten šankeriai valdžioje tie susirinkę, tie parazitai, ar ne? Vėl nugręš iš jūsų biudžeto, jūsų mokesčių mokėtojų pinigus, pavogs kažkiek tai milijardų, jie savo šeimomis pasirūpins, supirks nekilnojamo turtą Amerikoje ir kitur ir teps slidės, o Lietuva liks nuniokota. Jūs, brangiai, atverkit savo akytės, tame tarpe ir Malinausko, šitie gerbėjai ir sekėjai, kas vyksta Lietuvoje, kas vyksta, nusikalstamas pasaulis pakilo į valdžią, ar ne? Ir jūs greičiausiai galvojat, va čia Šimonytė, ar Nausėda, ar Landsbergis, ar dar kažką. Kažkaip tai man atrodo, kad menkyje ten yra šitie aktoriai, ar ne? Nu, vien iš jų elgesio galima pamatyti, kad jie vykdo nurodymus. Kažkas, kas stovi už jų, ar ne? Kažkas, kas stovi už jų. Tai va, tai nusikalstamas pasaulis gana stipriai infiltravosi ir daro savo pinigus, o Overlingas, matomai, šviesdamas žmonės, sutrukdė šitam verslui, ar ne? Tarp kitko, noriu įspėti, per sekantį pandemiją aš jau nieko apie tai nebekalbėsiu, kadangi jau yra parašyti susitarimai, valstybės pasirašinėja susitarimus, kad sekančios didelės ligos valdymui jau bus naudojama armija. Kitaip tariant, priemonės jie ruošia dar griežtesnės, kadangi vien policijos pasirodo neužteko, nesusitvarkė, nutekėjo informacija vis. O jeigu armija valdys visą tą dalyką, tai guldys tave ant žemės, rems vamzdį į galvą ir iš karto bus areštai, kalėjimai ir taip toliau, nes karinė padėtis, ar ne? Tai va.
Ir, žodžiu, geriau nenorėkite, geriau lavinkit savo protą, geriau demonstruokit tokius aferistus kaip, reiškia, Malinauskas, ne, su žmona. Geriau nežiūrėkite tų purvasklaidų, ar ne? Skaitykit knygas, lavinkit savo intelektą, mąstyk, turėkit kritinį mąstymą. Ir tada, sakyčiau, tiek Lietuva, tiek žmonija turi šansų. Priešingo atveju, va toks blogis, jis veši ir jisai trukdo žmonėms, kurie gyvena teisingus gyvenimus, kurie daro geriausia, ką gali gyvenime padaryti, ar ne, tiek versle, tiek kitose srityse. Bet va tokie, sakykime, atmatos visuomenės, šiukšlės, ar ne? Dar ką aš norėjau pasakyti, nebijokit jūs to nusikalstamo pasaulio. Kiek man grasino, kiek man ir pagrobė mane buvo nusikalstamas pasaulis, ar ne? Bet tarp jų yra taip, yra vienas lyderis toks jau šustras, kietas, intelektualus ir turi valią ir taip toliau, o aplinkui pagrindė bailiai tokie, visokie silpnapročiai susirinkę. Žinokit, nei toj valdžioj ten labai protingų žmonių nėra, nei tas Malinauskas kažkom tai jisai, bet vat, tokie šušarai, jie tiesiog kenkėjai, primityvūs kenkėjai. Tarp kitko, jeigu pasidomės jų šeimomis, jų vaikais ir taip toliau, jie labai nelaimingi yra. Ten vaikai arba narkomanai, arba ten problemos, su viskuom pas jos problemos, ar ne? Ir su kūnais, ir su funkcijom kūnų. Žodžiu, jie turi, bet jie prie tos valdžios, prie galių kažkaip bando pritilti ir jie galvoja, kad čia jų gyvenimo tikslas ir jie džiaugiasi, kad gali kenkti kitiem. Tai va toks atsakas į LNK purvasklaidos, reiškia, užsakytus tos straipsniukus, ar ne, dengti valdžios nusikaltimus. Dengti valdžios nusikaltimus. Iš jūsų vagia milijardus, perka nekilnojamo turtą užsienyje, o jūs sėdėt, žiūrit pramoginės laidas. Pramoginės laidas. Tai turbūt ir dabar dar žiūrite pramoginės laidas ir nepastebėjot, kad Lietuva paliko karinį poligoną jau, ar ne? Niekada dar per mano nekilnojamo turto karjerą nėra tiek daug pardavėjų pardavę namus ir išvykę iš Lietuvos per paskutinius 3 mėnesius. Masiškai žmonės bėga iš Lietuvos, visi kas protauja, ar ne? Nes jeigu žiūrint natūraliai, kaip viskas vyksta, tai tik tai laiko klausimas, už 3 mėnesių, už pusės metų ar už metų Lietuva pavirs karo aikštele. Tik tai laiko klausimas. Ir vėl jūs sakysite, Darius jau prieš metus viską žinojo. Ar nereikia čia būti aiškiaregių, kad suprasti, kaip veikia dabar Lietuvos valdžia, kaip veikia pasaulis. Žmogus yra palikęs nebenaudingas resursas ir kad jūsų kažkas teisės, ar jūsų kūnus, ar jūsų sveikatą kažkas saugotų, niekam yra nebeįdomu išskyrus jūs pačius. Kągi, čia buvo Darius Oberlingas iš Majamio, o kas norite dirbti su nekilnojimu turtu, kas norite, va šitie žmogučiai, tarp kitko, kuri irgi puolė jie po to pas Malinauską jau, šitie žmogučiai šiai dienai jau turi atsidarę savo nekilnojamo turto agentūrą. Tai yra žmogučiai, kurie atėjo, taip susimokėjo, jinai man 2,5 tūkstančio, šitas žmogiukas, statybininkas, tokiu varganu veidu, ar ne, susimokėjo 5 tūkstančius, padirbo jie su manim, antiek silpni buvo, šita nors atseit su aukštuoju išsilavinimu, 0 pasitikėjimo, po 300 eurų tik per mėnesį uždirbdavo. Šitas, ir mažaraštis, yra pas mane jo apmokymai nufilmuotais, pats rodo, rašyti nemoka, bet norėjo dirbti su nekilnojamo turtu. Daug vargo įdėjau į šitą šeimą, sakykime, bet matot, išmokiau jos, kaip dirbti su nekilnojamo turtu, bet vertybių jų nepakeičiau, ar ne? Reiškia, jau melavo, 2 mėnesius man melavo, ruošėsi dirbti savarankiškai ir jokių problemų, jūs galite dirbti savarankiškai, ar ne? Bet, reiškia, dabar jie perka nekilnojamo turtą po 15 tūkstančių ar kiek, remontuoja, perparduoda už 50 tūkstančių, nes tas statybininkas, o tas su aukštuoju išsilavinimu. Žodžiu, ačiū NT vadinasi, jokių būdų neprasidėkit, nes tai yra mano buvę agentai, jie nebėra mano agentai, dabar jie jau, reiškia, turi savo nekilnojamo turto agentūrą ir, aišku, jie kažkokių vertybių neturi, jie yra orientuoti tik tai į pinigus. Atrodo, to nedariau, bet matyti savaime taip gavosi, žmonės godos su tokių vertybių silpnesnės ar ne, o šitas žmogus iš vis mažaraštis, ar ne.
Tai va. Bet va, tokius žmonės aš išmokau nuo statybininkų, nuo namuose per mėnesį pardavinėdavo kažkokias nesąmonės ir 300 eurų uždirbdavo per mėnesį tik tai, ne? Dabar jie turi savo nekilnojamo turto kompaniją, dabar jie turbūt svajoja 10 000 uždirbti per mėnesį, ar ne? Ir jie kreipėsi irgi Malinauską kaip nuskriaustieji, kaip vargšai, ar ne? Tai o taip, kas norite dirbti su nekilnojamo turtu, prašom, išmokysiu. Toliau, jeigu reikia jums parduoti nekilnojamo turtą, komentarai, paklausykit video komentarus. Niekas Lietuvoje nesugebės atlikti tokį marketingą kaip mes. Kodėl? Todėl, kad ir dirbame ir komandoje, ir turime nekilnojamo turto sistemą ir, aišku, 30 metų patirtis. Šitas žulikėlis, aišku, apart aukų susirinkimų gyvenime neturi proto, neturi atminties daryti pinigus, kaip pagal užsakymus matomai kenkti, ar ne? Nu tai už tą kenkimą reikės žuliką izoliuoti, ar ne? Tai va, tuo klausimu yra dirbama, pranešime, kas vyksta toliau. Bet kaip ir minėjau, čia buvo toks, niekada nebūčiau gilinęsis, kad jo žmona vartotojų teisėse dirba, pasirodo, toks keistas sutapimas, ar ne? Ir būtent vartotojų teisės paskyrė man maksimalią baudą, ar ne? Nu, tai va, panašu, kad bus atliktas tyrimas ir valstybiniai įstaigai vartotojų teisės. Kodėl jie sužlugdė mūsų verslą, kodėl jo žmona su Malinausku, reiškia, mane puola. Kas jos pasamdė, kiek sumokėjo ir koks turi būti jiem atlygis, kokia turi būti mum kompensacija ir kaip turi būti nubaustas Malinauskas ir jo žmona. Ačiū visiems uždėmesi, gana ilgas video įrašas, nes čia matot daug temų paliečiau, bet kam įdomu, tai vad, kas norite žinoti, kas tas overlingas, kaip jisai dirba, tai čia jums daviau jau informaciją iš savo pusės, ar ne? O jūs jau spręskit, kiek yra tiesos, kiek ne, ar gal Malinauskas sako tiesą, ar ne? Kągi, ačiū uždėmesi, gero vakaro, gero poilsio, geros dienos. Čia yra mano telefono numeris, asmeniškai aš atsiliepiu, tik tai aišku, jeigu skambinsite Lietuvos laiku iš ryto, tai jau aš neatsiliepsiu. Ačiū uždėmesi ir iki malonaus. Būkite drąsūs, stabdykite tą blogį, plintantį, stabdykite tuos parazitus, ar ne, kurie jūs apgaudinėja, vagia jūsų pinigus ir engia jūs toliau ir tyčiasi iš jūsų. Išmeskite tas purvadėžės, ar ne, kur jūs ten žiūrite. Pradėkite lavinti savo intelektą, brangieji, nes be jo turėsite rimtų problemų. Ačiū uždėmesi, iki malonaus, prenumeruokit YouTube kanalą ir kontaktuokit, kas nori dirbti arba parduoti arba pirkti nekilnojamą turtą. Iki.